Labadiena, ar jau pavakarys, sveikiname su jumis, mūsų Oman Nedzin laidelės žiūrovai. Daugiau kaip prieš 2 mėnesius, Liepos 16 dieną, lankėmės Makių garsiojo pirteliai. Jūs tą reportažą jau turbūt matėt. Šiandien tęsinys. Šiandieną gavom uždarosios akcinės bendrovės Ukmergės Šiluma Vydo Paknio per 2 mėnesius išstrateguotą atsakymą. Ir iš rajono tarybos posėdžio pirmieji įspūdžiai, tuo labiau, kai jisai pakvietė ir pasakė, kad atvažiuokit, dėrėkime, žiūrėkim. Tai mes ir atvažiavom. Atvažiavom pasižiūrėti. Tai kas čia darosi? Aišku, nudrengta ta mūsų pirtelė, taip kaip jis teisingai ir sakė Vydas Paknys rajono tarybos posėdėje. Vargsta jie, vargšai čia visi, talkų būdų, tvarko tą pirtelę, stogus naujus dengia, laiptus deda. Nemažai čia išlaidų. Ir viršuj, ir aikštelė, ir sportinė aikštelė, ir vandens dviračiai. Aišku, čia jie prideda daug pastangų ir daug darbo. Tuo labiau, o kągi gauni čia iš jų? Visiškai nežymės ir pajamos, išlaidas, atsiprašau, tik 650 eurų metam. Baisu net patikėti. Šitokio komplekso išlaikymas, aišku, čia jis prižiūri ir vadybininkai, kažkas sakė, kad net keli jie yra. Ir tik tai 650 eurų. Įmonėje tai visiškai, kaip jisai išreiškia, niekinės išlaidos. Ir jie jas dengia, čia gerai įsiklausykit, žiūrovai, nedidindami ir neįdėdami pinigų į šilumos kainą, o iš savo gaunamo pelno. Matai, čia privati Paknio pirtelė, todėl jisai gali sau leisti ir tą daryti iš pelno. O visas tas taip yra suorganizuota, kad čia liktai yra kaip skatinimo forma dirbantiesiems. Šeimos nariams, jie čia gali maudytis, visas tas procedūras, degintis, ilsėtis, taip toliau. Ir visas tas yra nemokamai. Mokėti nereikia. Įmonė išorės piliečiam jokių paslaugų neteikia. Jeigu norim, kad čia daugiau, kaip ir gerbiamas mūsų buvęs ir meras, pavadovavęs porą metų, kai jiem priklausė irgi ta pirtelė, dabar jau grinai pirtelės savininkas, skaito, kad dar daug čia reikia. Reikia steigti etatų, nors sakė, yra, reikalingi laiptai, apšvietimas, tvorą reikia tvarkyti. Daugiau, ką čia dar reikėtų mum šitoj pirteliai padaryti, kad galėtume visi čia galėtume poilsiauti. Klausausi tos ataskaitos ir galvoju, ar mes jau tokie kvaili ir patys nebesusigaudom, kas čia darosi. Galim čia maudytis, pertis, laiptai metaliniai įrengti. Mes vaikščiojom, žiūrėjom, analizavom, kai filmavom. Paknys sako, čia vaikučiai deginas viską. Nematėm mes nei tų vaikų, girdėjom tik tai krikščiančius, moteriškus linksmus balsus. Sako, čia šeimos, bet tai tada aš ukmergiečiam ir sakau, tai eikit visi dirbti į UAB Ukmergė Šiluma. Čia gali atvažiuoti, kaip sakė, su vaikais, nors tų vaikų nesimato. Kas čia tiurškėsi, kas čia išdarinėja ką. Mum turbūt taip ir nesužinoti. O to labiau, kad mes atėjom ir filmavom, o taigi per tvorą lypėm, o taigi čia mūsų visų turtas.
Ar mes nebegalim ir prie ežero prieiti? Gerbiamas Pakny. Nu, mum net zin, bet gazdinti dar ir mus, ir teisėtvarka, kad mes atvažiavom ir parodėm, ką jūs čia išdarinėt, kaip privačioj savo tiesiog pirty, mum net zin. Šiandieną tikrai atvirai sakant, gal mano ir kalba netokia rišli, nes mane tiesiog be galo sujaudino jūsų toks begaliniai argumentuotas atsakymas į mūsų paklausimą, kas maudosi Makių pirteliai. Mum net zin. Ir toks atsakymas, Vidai, mum tikrai netinka. Mum net zin. Mesgi net dzundziuliukai. Tokie pat kvailiukai, kaip kad jūs norit mus pastatyti. Kviečiu nutraukti vykdomą melo ir šmeižto kompaniją. Priešingų atveju įmonė bus priversta kreiptis į teisėsaugos instituciją. Vidai, ar girdi mane? Vidai, nebeatidavinėk manęs niekam, jokiai prokuratūrai, jokiam teismam, jokiai policijai. Aš prisidaviau, žiūrėk, prisidaviau, va. Sėdžiu prisidavęs, viską turiu, džiūvėsius turiu, vandenį turiu. Vidai, nebesivargink. Aš pats prisidaviau ir esu kaltas. Kaltas prieš tave, kaltas prieš visus, kaltas prieš jūsų kolektyvą, kaltas už Makių pirtį, kaltas už šilumą ir visi, kokie tik tai griekai yra. Aš visus prisiimu. Kaltas aš prieš jūs, Vidai, kaltas. Dovanok ir atleistų man mano kaltes, kaip ir mes atleidžiam, kam? Ir tau atleidžiam. Leiskit į namus.